Kaip įsigyti receptinius vaistus nuotoliniu būdu? Norėdami įsigyti receptinių vaistų internetu, prisijunkite prie savo paciento paskyros portale e-sveikata.lt. Prisijungę prie savo arba atstovaujamo paciento paskyros, darbalaukyje pasirinkite skiltį elektroniniai receptai ir spauskite įsigyti vaistus internetu. Primename, kad vaistus internetu gali įsigyti asmenys nuo 16 metų. Atidaromas pirmasis žingsnis, kuriame galite pasirinkti vieną ar kelis receptus, pagal kuriuos norite įsigyti vaistų. Sąraše matysite visus galiojančius, nerezervuotus receptus. Pažymėkite norimus receptus ir spauskite tęsti. Atidaromas antrasis žingsnis, kuriame pateikiami vaistinių pasiūlymai pagal pasirinktas veikliąsias medžiagas ar medicinos priemonių grupes. Pasiūlymai galioja ribotą laiką, o kainos gali keistis suteikiant farmacinę paslaugą. Tikslę užsakymų sumą matysite atlikę galutinius veiksmus RX vaistinės internetinėme puslapyje. Pilkoje juostoje matysite pasirinkto recepto informaciją, o žemiau vaistinių pasiūlymus iš sąrašo pasirinkite RX vaistinės pasiūlymą ir spauskite pasirinkti. Pasirinkto vaisto informacija bus rodoma pilkoje juostoje, o žalioje preliminari bendra suma už vaistus, įskaitant nemokamą pristatymą. Pasirinkę pasiūlymą spauskite tęsti. Atidaromas trečiasis žingsnis. Čia matysite užsakymo suvestinę, receptų informaciją ir preliminarią bendrą sumą. Norėdami pateikti užsakymą RX vaistiniai, spauskite pateikti vaistiniai ir papildomame lange patvirtinkite spausdami pateikti. Tuomet atidaromas RX vaistinės internetinis puslapis. Pirmajame žingsnyje pateikiama krepšelio peržiūra. Pasirinkti vaistai, kiekiai, kaina ir kita su užsakymu susijusi informacija. Jei reikia, galite pridėti daugiau prekių. Paspaudę pridėti daugiau prekių. Jei viskas teisinga, spauskite tęsti užsakymą. Antrajame žingsnyje atsidaro prisijungimo langas. Galite prisijungti su esama paskyra, susikurti naują arba pirkti be registracijos. Svarbu suvesti teisingus duomenis ir nurodyti tikslų pristatymo adresą. Trečiajame žingsnyje pasirinkite pristatymų ir mokėjimo būdą. Dėl duomenų saugumo papildomai įveskite asmens kodą. Pažymėkite, kad susipažinote su pirkimo pardavimo taisyklėmis ir spauskite patvirtinti mokėjimą. Sekančiame etape atsidaro langas, kuriame pagal galimybę prašome atsakyti į kelis klausimus susijusius su pasirinkto vaisto užsakymu. Atsakymai yra neprivalomi, galite juos pateikti arba praleisti šį žingsnį. Toliau būsite nukreipti į apmokėjimo sistemą. Jei pasirinkote atsiskaitymą vaistinėje už prekes, sumokėsite atsiimdami. Atlikus visus žingsnius, užsakymas sėkmingai pateiktas RX vaistiniai. Gavę užsakymą, mūsų vaistininkai peržiūrės pateiktą informaciją ir esant poreikiui suteiks farmacinę paslaugą.